įmušti ir Vytautas Lukša, ir aš ten pramušiau, ir dar Bešernas, kur turėjo progą 1-1 ir tikrai galėjom ir išlygyti, ir persvarti rezultatą, bet neįmušėm ir bandėm lygyti, atsidarė, kaip sakyt, plotai Žalgiriui laisviau žaisti, išeiti į ataką, taip ir nubudėm. Reikia susiimti, gerai atsipūsti, pailsėti, biškį, kas turi traumas įsigydyti, optimaliai pasiruošti prieš Palangą ir jau reikia rinkti taškus. Ir įmušti įvarčius, kaip sakyti. Be įvarčių nelaimėsim varžybų.